Sveiki visi, taigi ir vėl savaitgalis, vėl šeštadienis, vėl viena savaitė taip labai greit prabėgo. Taigi kažkokių irgi naujovių šitoj savaitėje labai nebuvo, nepuoliau šią savaitę irgi investuoti, bet šioj savaitėje gavau keletą dividendų iš įvairių kompanijų ir kągi, žygiuojam į mano portfeliuką ir apžiūrėkim, kokius dividendus gavau ir kaip šiuo momentu atrodo mano portfelis. Kaip matote, portfelis šiuo metu sudaro 507 eurus ir 60 centų. Investuota yra 504 eurai ir 95 centai. Taigi grąža šitam savaitgalį sudaro tik tai 2 eurus 65 centus. Tai yra tik 0,5% yra pliuse. Kai praeitą savaitę jau buvo beveik 1,5% portfelio pliusas, tai šitoj savaitė buvo šioks toks rinkose kritimas ir to pasiekoje mano portfelis irgi truputėlį nuvertėjo, bet kol kas esu pliuse. Portfelis laikosi, kaip sakant, teigiamoje pusėje ir kol kas nuostolių kaip ir nepatiriu. Tada kas iš įdomesnių dalykų, tai gavau šiek tiek dividendų. Tai dividendai buvo ne portfeliniai investicijai, ne tose kompanijose, todėl man suplaukė euras 5 centai į bendrą balansą, į laisvas lėšas. Ir taip pat turiu portfelinės investicijas ir čia berods bijau sumeluot, man atrodo jau praeitą savaitę buvau tuos 10 centų gavęs, va tiksliai nepamenu jau. Tai portfelinė investicija irgi yra bendroji sumoje 15 centų, 10 iš jų dividendai ir 5 centai ten nuo akcijų pirkimo tiesiog likus tokia sumelė, 5 centai, iš viso 15 centų, kuriuos galima bus investuoti. Tai kaip matot, dividendai rodo, kad grynaisiais pinigais 10 centų, iš viso gauta 10 centų ir investuota kol kas 0, nes kaip ir minėjau, tam tikram reinvestavimui reikia tam tikros minimalios sumos, kad į tą visą portfelinę investiciją būtų investuota. Taigi, dividendus kokius gavau, tai gavau iš CRT kompanijos Cross Timbers Realty Trusto 8 centus, aišku nedaug, tada dar gavau iš SJT, tai San Juan Basin Real Trust, irgi gavo TV 2 euro centus, tai aišku yra nedaug. Tai čia buvo 16 diena, o 17 dieną tada gavau dividendus iš Mine kompanijos, tai yra 19 centų ir tada iš BBD kompanijos, iš Banko Bradesco, kur būtent visai pas mane yra dabar nemažas minusas ant tų akcijų, tai gavau iš viso šiam 6 centus net dividendų. Taigi, tai va dividendų gauta yra kol kas šitoj savaitėje iš šitų 4 kompanijų. Dabar pabandykim panagrinėti vienas akcijas. Taigi, Ares Capital euras 39 pliuso, tai va beveik 4% prieaugis. Sėkmingai laikosi. Su Banko Bradesco, kaip buvo praeitom savaitėm neblogas pliusas, tai šitoj savaitėje pakrito ir jau beveik 5,5 euro minuso, tai beveik sudaro 8,35%, tai jau pakankamai didelis minusas už šitą akciją ir jinai pakankamai nemažą dalį pas man sudarė. Cross Timberis 1,5 kažkur euro, tai vėlgi netoli 8% minusas. Ellington Financial euras 17% pliusą apie 20 centų. Gladstone'as euras 8 centai, tai yra 6,16% pliuso. Į Shares, va čia bus dabar 3 ETF-ai, tai va, kaip sakant, SP500 pas mane yra euras 32, tai yra apie 3,30%. Tai šitoj savaitėje ETF-ai iš tikrųjų visi paaugo gerai, atsigavo, jeigu prateisuoti tai buvo biškė ETF-ai, sakyčiau, pakrytę, tai šitoj savaitėje ant ETF-ų būtent portfelis visai neblogai laikosi ir jie tempia tą mano portfelį pliusą. Tada va, irgi yra 500 SP, tik tai jau jisai ten lygiom dalim išskaidytas, tai irgi va pliusė 7,2 centai, tai yra procentas 80, tai va ir tada yra informacinių technologijų 500, tai irgi va 2,31 eurai technologijos šitą savaitę vėl kaip šovė, vėl banga ant technologijų, hypas, kaip sakant, ir vėl tas akcijos visos pabrango ir todėl šitas ETF-as vėl dabar jau įsiveržė iš visų mano šitų 3 ETF-ų į pirmą poziciją, kaip sakant, pagal pelningumą. Tada Tau Unibanko holdingas, taigi šitas bankas laikosi pliusė, 74 centai, tai netoli 2% beveik. LTC Property sėkmingai, kaip panašiai apie 2-3 eurus minuso laikos, taip ir laikos panašiai, tai 4%. Minuso Main Street Capitalas euras 31 pliuso, tai yra apie 3,34%. Penant Park Floating Rate Capital, vienu žodžiu, apie 14 centų minuso, tai yra nepilnas procentas. Prospect Capital 10 centų pliuso, tai yra apie 0,6%. Realty Incomas, kaip ir viskas yra gerai, pliusė 76 centai,
iš viso beveik 1,5% prieaugis, San Juan basynas, viskas tvarko irgi apie 1,5 euro prieaugis, tai netoli 9,54%, tai va, pakankamai gerai prieaugus, šita akcija yra portfelinė investicijai. Tada SLR Investmentas irgi 7 centukai, čia aišku nedaug jau to gaunasi prieaugę. Stelus Capital Investmentas PM 9 centai pliusą, tai yra 3,6%. Tai va, trumpai tariant, perbėgau per visas tokias akcijas. Kaip saka, nieko baisaus nėra. Aišku, kai praeitą savaitę buvo ten 8 eurų, 10 eurų bendras portfelio prieaugis, tai šitoje savaitė matyti apie 5 eurų, kaip sakant, portfelio nukritimą, nuvertėjimą, biški šiek tiek liūdniau, bet žinant, kad vis tiek esi pliuse, plus dar turi apie 1,30 € jau iš visokių dividendų bendroji sumoje kabančios sąskaitoje, kurie bus vėliau suinvestuoti, tai visai nuotaika yra nebloga. Aišku, turiu dar tokią bėdą, šiuo momentu kažkaip ant fotografijos vėl susidomėjau, pradėjau vėl daug fotkinti, tai dabar irgi kitas įkirba mintis, kad čia šitas investicijas, šūdas čia gal su tais keliais šimtais eurų neapsimoka žaisti ir vėl, kaip sakant, kaip ir minėjau vienam video savo apie tuos visus silpnumus, kad vėl kyla man pagunda nusiimti tuos ten 500, dasimės dar porą šimtų ir nusipirkti geresnį objektyvų fotoaparatui. Nes kitas įpradeda tik mąstyti, kad aš gal su fotografija, gal kokius ten zoominį objektyvą nusipirkęs paukščiukus, pafotkinsiu ten kažkur į stokus, pamesiu nuotraukas, dar kažką, bus naudingiau atsėti negu iš akcijų. Tai vad, sakau, vėl toks užeina kitas toks dviprasmiškas jausmas, kai biški tų pinigų daugiau pridėjęs ir taip jausdamas biški jų gal trūkumą. Vis taip susimastai, kad ką čia per mėnesį tie keli eurai tik tai pliuso, neverta čia gal pradėti. Tai va tokios mintis kartais kamuoja, tikiuosi nesudurniuosiu ir atsilaikysiu šį kartą ir neišparduosiu, bet sakau, minčių tokių kyla ir va taip ir būna va tiem naujokams investavimu, kad dėl ko ir man, pavyzdžiui, būna blogai, kad kitasi kažkaip tai greitai sugalvoji, kad kažkur kitur gali tuos pinigus investuoti ir tada išsiemi ir prarandi tą ilgalaikę strategiją. Tai nežinau, stengsiuosi laikyti, susivaldyti, kaip sakant, fotografuoti su tuo, ką turiu ir kažkaip tų pinigų neliesti ir ateityje dar kokiam kitą mėnesį vėl papildyti ten kokius 100-200 eurų. Tikiuosi, kad pavyks, nes kažkaip čia irgi šventės, po šventinis laikotarpis. Ir kažkaip jau kelintą savaitę aš nieko nebeperku, neinvestuoju, nes tiesiog kažkaip nelieka atliekamų pinigų, iš ko investuoti. Plius dar visokių daug gimtadienių, visko ir reikia visur ten pinigų visokiam šventėm, gimtadieniam ir panašiai. Ir kažkaip neatsiliko dabar šiam kartui, ką šitoj savaitėje ir suinvestuoti. Taigi tam kartui tiek, tokios mintis, tokie pamastymai, kam patiko, spauskit laiką, spauskit prenumeruoti kanalą, jeigu dar neprenumeruojat. Jeigu žinot, kam įdomu, tai nusiųskite šitos video nuorodą savo kokiam draugam, kad pasižiūrėtų, jeigu kas domisi apie investavimą ar nori bandyti investuoti. Gal jiem patiks, gal kokių kils minčių. Dar pabaigai noriu perspėti, kad aš nesu kažkoks tenai finansų konsultantas ir tikrai čia netikiu jokios konsultacijos ar patarimų, o darau tiesiog savo nuožiūrą, savo eksperimentavimus, tai jeigu kažkam kažkokių minčių kyla, kažkas patinka, tai valio, džiaugiuosi už jūs, o jeigu ne, tai visada, aišku, vertinkite informaciją atsargiai, vadovaukite savo logiką, savo galvą ir, kaip sakant, aklai nepasitikėkite nei kuo kitu, nei manimi. Taigi, šiam kartu tiek, spaudžiam dar kartą laiką, prenumeruoti ir iki sekančių video. Iki.